Labas, tu tuoj pažiūrėsi mano YouTube video apie NMPP uždavinių sprendimą, o jeigu nori rasti visus uždavinius arba tave domina pažiūrėti video teoriją ir uždavinių sprendimą pagal mokymo programą, visas temas, lygčių sistemas ir visa kita, tai viską rasi mano svetainėje matketv.lt. Tai viskas tenais, o dabar sėkmės žiūrint NMPP video ir sėkmės pasiruošiant. Iki! 33 uždavinys ir čia tas, kur tikrai yra bjaurokas, toks sunkus, kartais norisi net ir skipinti jį, bet tai yra pora taškų ir mes galim norėti juos gauti. Ypač jeigu yra laiko. Ypač jeigu yra 1,5 valandos testui, tai laiko yra tikrai turėtų būti užtektinai. Puiku. Taigi, pažiūrėkime, ką mes čia turime. Šiaip išspręsti tokį uždavinį būtų sunku. Ypač, kad A ir B nėra lengvi skaičiai. Mes gausime, jeigu spręstume, jeigu išmoktume 9 klasės kursą, gautumėt, kad A yra 6 plus šaknis iš 22, o B yra 6 minus šaknis iš 22, tai galėtumėt viską kelt kvadratu ir sudėti ir užsiknistumėte, kol gautumėte teisingą atsakymą. Tai galim šito ir nedaryti, užsiknisimo, bet galim išspręsti tuo, ko mokame. Ir tikrai mėgsta kelti bent 3-4 taškus duoti testų kūrėjai už greitosios daugybos formulės. Tai yra labai mėgstama tema, tikiuosi puikiai atsimenate jas. Jums reikės jų net labai ir 9 klasėje, ir vėlesnėse, tai tikrai tikiuosi, kad atsimenate greitosios daugybos formulės. Tai noriu priminti ją, aš netgi ir pasirašiau iš karto. Greitosios daugybos formulė, apsibraukime ją, kurią šiandien naudosime. Kodėl aš noriu naudoti šitą formulę? Nes visi skaičiai, kurie yra mums duoti, yra šitoje formulėje. Tai ką mes turim a plus b kvadratu, tai a kvadratu plus b kvadratu, ar ne? Toliau turime a plus b, tai čia yra pradžioje a plus b ir a kart b yra čionais, nes tai yra daugyba a kart b. Mes turime visus skaičius. Mums yra arba jie duoti, arba mums reikia juos surasti. Tai puiku. Jeigu mes atsimename šitą formulę, staiga mes galim įsidaryti skaičius ir išspręsti. Mums lieka kur kas mažiau nežinomųjų. Taigi, įsirašykime visus skaičius, kurie yra mums duoti. Nes tų rodiklių nepašalinsiu. Taigi, ką mes turime? Tai mes turime, kad a plus b, aš žinau, ką padariau čia, beje, aš sukėliau juos vieną šalia kito, tiesiog perkėliau vietomis, sukeičiau, nes mes jų ieškome. Tiesiog, kadangi mes jų ieškome, tai aš šalia ir sudėjau, kad tarsi turėtume kaip ir vieną skaičių. Gerai. Įsirašom, kas mums duota. Tai a plus b yra 12. Tai a plus b yra 12, tai mes rašom. Vietoj a plus b rašau 12 ir palieku, aišku, kvadratą, nes jisai yra. Toliau, šito aš ieškau, šito aš nežinau, tai rašau a kvadratu plus b kvadratu ir turiu 2 kart sandaugą. Tai a kart b yra 14, tai aš vietoj ab, nes tai yra daugybą, priminsiu, AB yra tiesiog A kart B ir rašau 14. Ir aš įsistatau šituos skaičius, atlieku veiksmus, tai gausiu, kad 12 kvadratu yra 144 lygu A kvadratu plus B kvadratu plus 2 kart 14 yra 28. Ir ką aš tai vietoj aš darau, aš noriu iškelti kitą pusę 28, man jų nereikia, aš atimu 28 ir gausiu 144 minus 28 lygu a kvadratu plus b kvadratu. Mes nesikeičiam, jisai lieka ir gausime, kad a kvadratu plus b kvadratu bus lygu 144 minus 28 bus 116. Tai ir gautumėte šitų skaičių viršuje esančius kvadratus sudėję, kas skamba kaip daug darbo. Gerai, tai tiek.
Tai tiek, mes turime mūsų atsakymus ir mūsų atsakymas bus tiesiog 116. Tikrai nėra labai lengvas skaičius. Tikrai neatspėtumėte, jeigu spėliotumėte, jei kažkas sako, kad atspėjo, tai turbūt arba jums padėjo, arba nusirašyti, nes 116 nėra pirmas skaičius, kuris šauna į galvą. Tai tiek su šituo. Beje, spręsdami šitą uždavinį, aš atradau fainą būdą, kaip turint tokią sąlygą, kai viršui duota, pavyzdžiui, per 7 sekundės apskaičiuoti abu nežinomuosius. Tai labai cool, labai smagu. Galbūt, kad nors padarysiu įrašą, kaip lengvai tai padaryti. Tai tiek.